Na ką, labas rytas visiems. Šiandien yra ankstus šeštadienio rytas. Nežinau, matosi ar nesimato. Nieko nėra geriau, iškart noriu pasakyti, nei turėti ankstyvų savaitgalio rytus. Sugalvojau vesti savo video vlogą, kad galėčiau su jumis dalintis savo patirtimis. Jokiais būdais nesakau, kad esu kažkokios srities ekspertas, tiesiog noriu su jumis dalintis tuo, kuo gyvenu. Kartu sportuoti, kartu valgyti, rodyti, kaip laikau disciplinos, kaip ruošiuosi kažkokiom varžybom, ką darau, kad stabdyti biologinio senėjimo procesus ir visa ilgamžiškumo tema mane labai domina. Tai manau, kad kažkam bus irgi šitie visi klausimai įdomus. Manau, kad tikrai ir kartu pakeliausim, manau, kartu ir padalyvausim varžybose, manau, kad kartu ir pakalbinsim tikrai ne vieną įdomų žmogų, gal ne tik pakalbinsim. Tai junkitės prie mano kelionės. Labai tikiuosi, kad kažką padėsiu įkvėpti, tobulėti, nes kažkada gal pats gyvenau ne patį sveikiausią gyvenimo būdą, bet pilnai atsisakiau alkoholio. Dabar esu visiškai paniręs į ilgaamžiškumo visą kelionę. Viską darau, kad stabdyti biologinio senėjimo procesus, kad gerai jaustis, kad gerai atrodyti, kad hormonai būtų subalansuoti, kad kraujas būtų irgi savo normose. Tai visko dalinsiuosi ir su jumis ir labai tikiuosi, kad jums tai padės ir jūs galėsite pritaikyti ir savo gyvenime. Ir važiuojam. Palaukit. Opa. Iš karto noriu atsiprašyti, kad produkšinas pradžiai gal nebus pats tobuliausias, bet žinot, gyveni ir mokaisi. Tai kol viską susikalibruosim, susidėliosim, tai šiek tiek užtruks laiko, bet iš karto atsiprašau. Visada atsikeliu, išgeriu labai daug vandens, todėl kad po nakties kūnai mūsų yra dehidratavę, nes asmeniškai aš, kad išmiegoti visą naktį neatsikėlus į tualetą, aš esu atsimatavęs, kad man reikia vėliausiai atsigerti vandens, bet ir tai mažom dozėm, iki 7 vakaro. Jeigu aš atsigersiu ten vėliau apie 8, 9 ar 10, tai kelsiuosi naktį į tualetą, kas vėl išderina šiek tiek miegą ir aš šito nenoriu. Pagal save esu atsimatavęs, kad jeigu atsigeriu iki 7 mažom dar dozėm, nesikeliu ir išmiegu visą naktį tolygiai ir tada ir poilsis visai kitas. Kaip neatsikelinėjau, anksčiau naktį keldavausi 2 kartus į tualetą. Nes anksčiau dar galvodavau, kad prieš miegą reikia kuo daugiau vandens atsigerti, tai asmeniškai aš ant savęs šitą supratau, kad tikrai šitas ne pats geriausias dalykas daryti, jeigu nori gerai ir ilgai kokybiškai miegoti. Nežinau, gal pas kažką kitaip veikia, pas mane dėja taip ir galiu pasakyti, kad tikrai pasiteisinęs dalykas, nes keliuosi rytais žvalus, pilnai įsimiegojęs, slypo skoras 90 plus į viršų, recovery irgi visada ne mažiau 80. Tai atsikeliu visada prigeriu labai daug vandens ir tada ant viršaus dar išgeriu lygiai taip pat ir elektrolitų. Tai į vandenį susipiliu elektrolitus. Jeigu kam nors įdomu, kurios elektrolitus geriu, tai parašykit man Instagram'e asmeninį žinutę. Esu visko daug išbandęs ir praėjęs ir atsirinkęs tikrai kokybiškiausius produktus, nes aš kažkaip nelinkęs taupyti ant savo sveikatos. Tai parašykit man asmeninį žinutę į Instagramą, tikrai atsakysiu, pasidalinsiu. Tai va, įsimaišau. Tai prieš tai atsigeriu šiaip daug vandens. Dabar išgeriu šitą kiekį vandens. Tada kažką lengvai užkasiu ir važiuosiu į sporto salę. Šiandien yra ypatinga diena tuo, kad po pietų bėgsiu pusmaratonį, bet šeštadieniais rytinė treniruotė pas mane irgi yra visada suplanuota su svoriais. Šiandien pagrindė nugarą, šiek tiek krūtinė, bicepsas, tricepsas, praseiti šiek tiek visas raumenų grupės, o vakare bėgsim. Tai gaunasi visai tokia pilna visko diena. Ir ką valgysiu, pasidalinsiu ir ką valgau, kodėl valgau, kiek valgau, su visais makro, nes tą atidžiai seku. Tu sutik ir tu pasisveikink. Noriu ir su jumis pasisveikinti, sakyk labas. Labas. Aš kalbantis katinas, taip? Noriu su visais bendrauti.
Labas. Viskas, dar kažką noriu pasakyti? Nesupratau, pakalbėjai. Taip, pusryčiams. Šiaip pusryčių nevalgau, bet nesakau, kad ir jums reikia jų nevalgyti. Kas jaučiatės rytais alkani, galit valgyti. Aš asmeniškai pripratinau savo organizmą taip, kad aš skipinu pusryčius ir valgau kažkur apie 12 juos. Šiaip visada laikausi 18 valandų festinimo, tai valgau 6 tik valandas. Yra visokių nuomonių, nesakau, kad reikia visiems tai daryti, bet asmeniškai aš tai darau ir aš nuo to gerai jaučiuosi. Bet kadangi šeštadienį einu iš pačio ryto į sporto salę ir esu ant savęs išmėginęs ir pajautęs, anksčiau eidavau ant tuščio skrandžio, kadangi valgau pats paskutinį kartą irgi ten iki 7 valandų, ten vėliausiai kartais būna iki 8 ir daugiau baltymų, tai jau atsikeliu toks lengvai alkan. Ir kad pasidaryti gerą, sunkią, sąžiningą treniruotę, vis tiek reikia kažką užkasti, nes aš pajaučiau ir geresnis pampas, ir geriau raumo jaučiasi, ir visada šeštadieniais prieš treniruotę šiek tiek užkandu. Tai užkandu ko? Tai 50 gramų avižų, tada varškės sūrio, agurko, ant jo tepam šiek tiek medaus ir šiek tiek riešutų sviesto. Tokį lengvai miksiuką užkandi, sotus ir be to dar nevengi į košę įdėti sąlyginai nemažai druskos. Druską naudoju Himalajų. Štai tokį. Joje yra daugiausiai mineralų. Tai irgi visiems labai rekomenduoju. Būtent Pink Himalayan Salt naudot. Tai čia yra mano toksai to go snack prieš džimą. Šiaip į sporto salę, kaip einu, mėgstu tai daryti antros dienos pusėj, todėl kad jau būnu 2 kartus pavalgęs ir tada tikrai jaučiasi efektyvesnė treniruotė. Tai gerai, tai daromės valgyt, valgom ir tada važiuojam sportuoti. Opa. Nu, davai, gražiai man. Reikia, kad gražiai atrodytum žmonėm. Nu, gražiai jau neatrodys. Nepykit, kai žiūrės iš estetinės pusės. Ką noriu paminėti dėl maisto? Asmeniškai aš stengiuosi valgyti gyvą, sveiką maistą. Ką tai reiškia? Kad jisai būtų kuo mažiau perdirbta. Baltymai, tai nežinau, kas valgot baltymus. Mėsa, žuvis, kiaušiniai, varškė, jogurtas, nežinau, you name it. Kad kuo mažiau būtų perdirbta. Vaisiai, daržovės, košės, makaronai, ryžiai. Neperku realiai nieko, kas sudėtyje turi daugiau negu 5 ingredientus. Tai siūlau labai ir jums to laikytis. Atsisakykit tikrai visų padažų ir visų kitų nesąmonių. Mano patarimas, man tai padėjo. Yra sunku priaugti svorio, aišku, čia yra daug kintamųjų, su tikru maistu. Valgant ten mėsą, valgant kiaušinius, valgant daržovės, valgant konų košės galima. Nu bet ir tai, daug suvalgysit, nesinorės valgyti. Tai mano rekomendacija. Man padėjo, manau, kad gali padėti ir jums. Ir šiaip, tas perdirbtas maistas, kur jūs matot sudėtyje, skaitykit būtinai sudėtis. Aš irgi skaitau visada sudėtis. Anksčiau net kreipdavau į tai dėmesį, bet dabar tiek visur dedant to cukraus nereikalingo, kad yra tiesiog wow, tai venkit jo. Valgykit gyvą, tiesiog sveiką maistą ir pamatysit jūsų sveikata tikrai padėkos. Taip, tai viskas susivedu visada prieš valgant į programėlę, tai bendrai gaunasi šitas užkandimas. 884 kalorijos, 88 gramai angliavandenių, 39 gramai riebalų, 40 gramų baltymų. Tai viskas atrodo. Žinokit, šitas miksas šiaip, labai geras. Tik sūrį reikia atitaikyti pagal savo skonį. Aš atitaikiau. Tai, bomba. Man kaip draugas šitą parodė,
Tai aš negalėjau patikėti, kad toks paprastas miksas, gaivus, burnoj nesivelia, paėmė taip pat sūrio, paėmė agurką. Labai gerai. Dabar pas mane tiesiog pasibaigė, bet yra daug geresnis dalykas Makedonijos riešutų sviestas. Makedonijos riešutas skaitosi iš viso riešutų karalius dėl savo visų makroelementų. Šeštadienį rytais, kaip dariau treniruotę, visada pasidarau kokteilį iš Essential Aminos. Aišku, paskutiniu metu labai daug perskaičiau informacijos, kad aminkės gal labiausiai pervertintas dalykas. Ir aišku, aš jas sugersiu, nes aš jas esu nusipirkęs, bet greičiausiai daugiau jų nebepirksiu. Nes yra daug tyrimų padaryta, kad jos neaišku, kiek naudos iš viso duoda. Ir dedu visada vieną kaušelį pre-workouto, bet jį geriu tik tais vieną kartą per savaitę. Todėl, kad tenais yra beta-alininas, citrulinas geresniam pampui. Geriu vieną kartą, todėl, kad nenoriu prie jo priprasti, nes jeigu pripranti labai prie pre-workouto, tada sunku nuo jo atprasti. Tada jau tas toks treniruotės efektyvumas tavo krenta. Ir plus, kaip einu šiaip sportuoti antros dienos pusėje, po darbo valandų, 5 ir vėliau. Tai gerti kofeino iš vis nerekomenduoju, jeigu jums svarbu jūsų miegas, todėl kad kofeinas vis tiek veikia gan ilgą laiko tarpą ir tikrai turi įtakos jūsų poilsiui. Tai įsimaišau, išgeriu ir aišku, kaip tu jį retai geri, tai pampas galiu pasakyti, tikrai jaučias. Vat kaip gali sulyginti su ir be, tai tikrai jaučias. Kitas dalykas man dar labai padeda. Nežinau, parašykit, ką jūs klausote treniruotės metu. Bet man porą pakartojimų tikrai prideda muzika. Ir treniruotės metu, kaip dirbu su svoriais, klausau roko arba metalo. Bet Rammsteinai labai patinka man, Kornai, Disturbed. Nu, man sakau, man kažkaip porą pakartojimų padeda. Tai parašykit, ką jūs klausot treniruotės metu. Ir šiaip galim net, manau, kad pasidalinti savo playlistais, arba net galiu aš savo playlistais pasidalinti. Tai va. Taip, važiuoju, miestas tuščias, kelias tik mašinos. Nežinau, man labai patinka. Labai patinka. Aišku, galėtų daugiau draugų prie šito viso dalyko jungtis, bet dėja kol kas tik tais keletui. Iš kiek daugybę žmonių žinau, aš esu visiems savo draugams pasiūlęs. Jeigu reikia kažkokios pagalbos, ar kartu norit sportuoti, ar patarti. Visi sako, jo, gerai, pradėsiu, kiti būna, pradeda, kad savaitį, 2, bet paskui vėl pasiduoda pagundom ir vėl atgal į liūną ir į duobę. Aišku, norėtųsi, kad daugiau tų bendraminčių atsirastų. Nu, bet yra bent keli, kas džiugina. Vienas labai geras draugas su žmona, kur, ta prasme, irgi gal kažkada atrodė, kad neįmanoma, kad jie sveikai gyventų ar atsisakytų, tarkim, alkoholio. Prašau, pasikeitė ir yra labai to abu laimingi, taip kad, chebra, tikrai susimastykit. Kaip tik skambina. Taip, Arminėlė. Labas. Labas rytas. Aš jūs spėjau, kad vėluoju treniruotę. Ne, aš va tik tais pakeliui. Jo, gerai. Va, visai iki. Arminas yra vienas iš tų žmonių, kurių transformacija tikrai labai nustebino. Prašau, atsikėlė, paskambino, važiuoja sportuoti. Bet jeigu grįžtant prie alkoholio ir jo vartojimo, žinokit, jisai yra vienintelis stabdis jūsų gyvenime. Vienintelis dalykas pakišantis jums koją visur. Santykiuose, bendravime, asmeniniam tobulėjime. Nežinau, jeigu norite gerai atrodyti, geros figūros turėjime, išbalansuoja hormonus, literaliai nėra, ta prasme, nei vieno pliuso. Tai eiti, sąmoningai pirkti, tai už tai mokėti, kad save panuodėt, chebra, nežinau.
Aišku, jūs kiekvienas savo gyvenimo kalvis, bet aš sakau, irgi anksčiau išgerdavau ir atsisakė šito dalyko, jau toj bus lygiai 2 metai, nesu geris nei gurkšnio jokio alkoholio. Aš jums nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų gyvenime. Ir ta prasme, man tik tais gaila dėl to, kad aš anksčiau šito nesuvokiau ir nepriėmiau šito sprendimo. Bet vienintelis, ko labiausiai gaila, kad, ta prasme, anksčiau taip bereikalingai švaiščiau savo energiją, laiką, sveikatą ir visą kitą. Čia, žinot, ne tai, kad aš sakau, bet įsijunkit Hubermano podcastą apie alkoholį. Paskui yra podcastas labai geras, išėjo su tokia moterim, dabar tiksliai nepasakysiu, Diaries of CEO. Yra toksai kanalas YouTube irgi podcastus veda, irgi apie visą alkoholio žalą. Tiesiog įsiveskit į ChatGPT, visi taip gyrė tą išmanumą. Tai nežinau, tai turint visą šitą informaciją, kaip gali kilti ranka specialiai tą daryti. Nesakau, kiek draugų mano irgi, iš kiek šimtų žmonių žinau, gal keli tik tai šito irgi atsisakė, bet tie, kurie atsisakė, aš jums prisiekiu, pasikeitė kaip žmonės, pradėjo spindėti vėl spindėti. Taip, kad hebra, už jūs. Atvažiavau jau į sporto klubą ir noriu pabrėžti, kad aš ką darau sporto salėj, tai man čia yra trenerio sukurta programa mano atsiliekančiam raumenų grupėm. Tai, ką aš turiu daryti, nebūtinai tą turite daryti ir jūs. Nesakau, kad aš teisingai tą darau, idealiai tą darau, kad neturiu kažkur pasitaisyti ar dar kažką. Tiesiog aš dalinuosi tai, ką aš darau. Taip, kad nedžedžinkit, nesmerkit, jeigu matot, ką reikia pataisyti, tai parašykit. Bet tikrai nenoriu sakyti, kad wow, reikia taip daryti, taip kaip aš darau, ar darau teisingiausiai. Taip kad važiuojam treniruotis. Apšilimui visada darau su guma, kad apšilti šiek tiek sąnarius, sausgyslės visas. Jeigu nori į vlogą. Labai geras. Taip. Va, Arminas, prašau, šaunuolis. 9 ryto sportuoja, ne taip kaip kiti. Tokių minimaliai. Manau, kad dar daug kas afteryje. Važiuoja dar į afterį. Tai va, kaip tik spėsi, žinai, dar va pats sportuoti ir kaip tik į afterį. Taip, apšylu visada su gumom, porą setų apačioj, tada per vidurį, tada per viršui. Ir tada tai vat, kokius 4 pakartojimus po 10 kartų visur padarau. Tada apšyla ir pečiai, ir sausgyslės, ir tada galima judėti jau prie svorių. Taip, tai šiandien pagrinde darom nugarą, bet porą pratimų padarau ir krūtinį, nes krūtinį darau pirmadieniais. Tai jau ilgas laikas praeina nuo tos dienos, tai krūtinį visiškai atsigavus ir stengiuosi daryti kiekvieną raumenų grupę bent 2 kartus į savaitę. Tai šiandien pagrinde nugarą, bet porą pratimų ir krūtinį. Ir krūtinį darau kampu, bet paskutiniu metu užsikišu dar tokį dalyką, kad būtų tiesiog didesnis plėšimas krūtinės atgal. Visada 4 setukai, apšilimas nesiskaito. Iš vis, verslo idėja padaryti tokį pusę, kaip pusė šito dalyko, labiau išlinkusi, kad būtent savo ant nugaros galėtum užsidėti. Nes tada visus pratimus, kuriuos darai, ir tarkim traukimą ir stumimą, tada tau labiau ištempia visus raumenis. Pamačiau šitą pas amerikiečius YouTube, pas juos šitas pradeda trendint, tai galite pasinaudoti pas mus irgi, kas nors Lietuvoje. Paskutinis setukas. Oi, tik tais, kas darot? Krūtinė. Šiaip greičiausiai puikiai žinot, bet noriu dar paminėti, kad visada mentės turi būti sujungtas ir pečiai, jeigu ir turi jausis, tai visiškai minimaliai, bet pagrindė tai tik tais iš krūtinės stumimas. Oi, gerai. Gerai, vienas. Pratimas dan. Šitą pratimuką nugarai kaip darai? Darau. Svarbu irgi, bent jau aš kaip darau, kad pilnai ištempti raumenį. Opa.
Ištempi ir sutrauki. Trečias pratimukas. Irgi. Čia stengiuosi irgi pilną amplitudę. Mentę suvedu ir ištempiu. Suvedu. Ištempiu. Oi, gerai. Oi, gerai, nugarytė jaučiasi. Dar, ką noriu pasakyti, kad pagrinde nugaros treniruotę, kaip darau, koncentruoju viską į nugaros vidų. Todėl, kad pas mane nugaros vidurys buvo tuščias, beveik be raumenų, todėl turėjau ir su laikysena problemų, todėl turėjau ir pomentės buvo nusilpusios, skaudėjo, bet vat jau kiek antrus metus treniruoju, tai iš karto susitvarkė ir nugarą, ir laikysena, ir kol kas vieni pliusai. Važiuojam. Idėja ta pati, pasikeitu šitą dalyką, kad būtų biškį didesnė amplitudė, kad labiau ištemptų, mentas suvedė, o pasukojite ir grinai krūtinę, kad tik tais. Auga, krūtinė jaučiasi. Šiandien tik tais minimaliai, va šiandien šitie du pratimai. Kampu ir tiesiai 80%, nes pirmadienį krūtinė visada 100%. Tai tiesiog tonusui padariau, bet kad būtų bendras setų kiekis per savaitę susidėtų šiek tiek didesnis. Kitas pratimukas. Irgi nugarai. Ištempiu. Oi. Taip, tai šitas irgi labai gerai jaučiasi. Nugaros vidus, kuri pas mane atsiliekanti raumenų grupė. Kaip ir minėjau, viską darau būtent nugaros vidui. Nes prieš tai, sakau, buvo plokščia, tai kaip normalus specialistas pamatė, tai pasakė, žmogau, reikia stiprinti nugaros vidų. Tai vat kaip tą susitvarkiau, tai nukrito visi nugaros skausmai. Irgi. Pilna amplitudė. Ištempiu. Liko kiek? 3 pratimai, nugarytė, tada dar vienas nugara, pečiai, bicas ir triceps. Pailsėti reikia. Tai vienas darau, man nugarą, čia labai sunku. Nu tai čia seniai, čia kaip ir pas visus problema, kai vieni kažkas kažką daro, tai savęs nepaspaudžia. Ne, bet ypač nugarą, man išeina man išeis. Nu nes... Na, tave pagavo, reikia, kad mane pagautų. Ne, tai va tame ir esmė, kad, žinai, save vienam paspaust, reikia negailėti, pagrindė, žinai, visi. Nu, tai aš pagalvosiu, irgi, kaip nusikelsi ryte, dar kiek pasirodo motivacija bus. Nu, šitas irgi tiesa, bet, žinai, motivacija toks dalykas. Vieną dieną jinai yra, kitą dieną motivacijos nėra. Tai čia į tai orientuotis ir fokusuotis. Tai galiniai deltai. Pratimukas. Oi. Gerai. Važiuojam, kolega. Palaukit, ne tą žmogų vėl gaudo. Va čia turi būti. Literaliai. Mato daugiau potencialo. Tai kadangi esu dar slobakas ir negaliu normalių daryti prisitraukimų ant normalios lygiagretės, tai darau su pagalba, kad tada tiesiog normaliai pajaučiu visus raumenis, nes kaip prisitraukinėju šiaip, tai ten dirba pusė kūno, bet greičiausiai ne tas, ko labiausiai reikia.
Tai visada kol kas dar vis darau su pagalba. Pečiam darau, nežinau, gal kokius 6 setus. Mostus į šonus. Kad normaliai degtų. Oi, gerai. Nes labiausiai tai noriu iš viso kūno, kad būtų apvalūs dideli pečiai. Nes jie kol kas pas mane labiausiai atsilieka. Tai tikslas didžiausias juos dabar užvaryti. Tai todėl jų varau pakartojimų daug daugiau. Nežinau, ar čia gerai darau ar ne, bet kažkaip visada darau tiek, kad jau nujaustusi. Taip, tai bicepsui darau drop setą, paėmę siaurai, plačiau ir dar plačiau. Tai parodysiu, kaip tas praktikoje. Darai šiek tiek plačiau. Ir tada dirba pilnai visas bicepsas. Ir trečias. Visiškai plačiai. Dar vieną. Oi, gerai. Tai bisui vat vienas iš šitų pratimų. Ir tada dar vieną darau. Irgi parodysiu. Dega jau viskas. Normaliai. Taip, tai kitą pratimą darau bicepsų drop setą. Gerai, per pusę numetam. Ir dar biškiu. Oi, gerai. 4 setus padarai, du tuos. Ir dega viskas. Viskas dega. Taip, tai tricui dariau vieną pratimuką šitą. Čia labiau yra išoriniai galvai. Ir tada kitą darau atsigulęs iš apačios tempi, tada labiau vidinį. Irgi 2 pratimus, po 4 setus, kad jau pasijaust. Nes jeigu ten darot, 4 setus ir visus laisvai padarot, tai reikia šiek tiek svorį pakelti. Ir va, paskutinis tricui. Labai geras pratimukas. Reikia daugiau masės uždėti. Opa. Oi. Nu ir irgi 4 priėjimai ir klausimų daugiau nekyla. Presui renkuosi šitą pratimą, todėl kad čia prisirišu. Man jis patinka tuo, kad darant jį ir leidžiant, ir į viršų yra pasipriešinimas. Ir kaip leidi, nemeti, kontroliuoji į viršų, ištempia visą. Leidi, vėl ištempia. Leidi, ištempia vėl visą. Oi. Tai pagrindė atrodo visada mano šeštadienio treniruotė. Kartais gal keliais pratimais kažkiek skiriasi, bet bazė visada būna tokia. Jeigu kas nors norit kartu jungti sportuoti, tai visada drąsiai parašykit man asmeninę žinutę ir tikrai jungkite, sportuojam, renkam bendruomenę sportuojančių. O dabar važiuojam namo.
gamintis pietų, biškį pailsėti ir vakare bėgam pusmaratonį. Nu ką, po treniruotės mašinoje esu pasiruošęs visada baltyminį kokteilį, geriu šiaip hidroizoliatą ir 5 gramai kretino monohidrato. Įsiplaku ir kol davažiuoju iki namų, išgeriu ir šiek tiek alkinuojamo. Geriu hidroizoliatą, todėl kad jisai man geriausiai veikia ir nėra jokių pašalinių pojūčių, nei dar kažko. Taip, tai pietums gaminsiu labai paprastą patiekalą. Kiaušinius tiesiog su ryžiais. 6 kiaušiniai, 100 gramų sausų ryžių. Ir į ryžius dar dedu parmezano sūrio. 100 gramų atsimatuojam. Opa. Padedam į šalį. Ryžius visada gerai išplaunu po šaltu vandeniu. Kol vanduo pasidaro skaidrus. Kelis kartus praplaunu. Opa. Perpilu į puodą ir uždedu virtis, kol kepasi kiaušiniai. Jas suplaku. Aišku, būtų patogiau nusipirkti ryžiam virti puodą, bet niekaip dar to neprisiruošiu padaryti. Bet tikrai tą padarysiu, nes girdžiu labai daug gerų atsiliepimų. Žinot, kiti sako, neturi laiko pasigaminti. Nu tai pasižiūrėsim, kiek čia užtruks laiko. Aš manau, kad iš karto viso pilno video ne, bet mes pagreitinsim, kad būtų greičiau, kad kiek užtruks laiko, iki kol aš atsisėsiu valgyti visko prie stalo. Procese, man atrodo, keptuvė įkaitus. Kepimui naudoju sviestą su alyvuogių aliejum. Pagrinde valgau tokį maistą po sporto ir prieš sportą. Per dieną laikau apie 200 gramų baltymų stabiliai. Baltymų ir anglių, aišku, priklauso nuo dienos. Kai būna daugiau kardio, būna ir intensyvesnis, jeigu kardio, tai šiek tiek daugiau angliavandenių. Jeigu būna netoks intensyvus kardio, tai mažiau anglių. O prieš svorių treniruotės, tai būtent valandą pusantros iki svorių treniruotės irgi anglių užkraunu, bet paskui jau ten kažką nebent tik tais lengvai. Tai tą dieną, kaip einu į džimą, gal anglis laikau iki 100-150 gramų. Bet baltymai strikt kiekvieną dieną griežtai 200 gramų. Šiaip dar visada valgau salotų, bet kadangi prieš bėgimą jų nenoriu valgyti, pagrinde baltymai ir angliavandeniai, bet šiaip tai visada per dieną suvalgau irgi kokius 300 gramų daržovių, tai 100%. Mėgstu labai daržovės, patinka labai daržovės ir visą šitą šaltą periodą, kaip negaunu lietuviškų naminių daržovių, tai būna šiek tiek liūdnoka, nes tada valgau marinuotas tik daržovės, marinuotus agurkus ir kopūstus, kad būtų absoliučiai be cukraus. Ir dar kitas dalykas iš marinuoto visų šitų dalykų yra geras, kad gauni probiotikų. Kiti perka, kad juos gerti, bet realiai jūs galite valgyti marinuotą maistą ir gauti iš maisto visas gerasis bakterijas. Taip kad gerai, laukiam, kol įsivirs. Užtruko viską pasigaminti 20 minučių. Pasakysiu, iš karto susivesiu, parodysiu, kiek čia mes ko surinkam su šitų maistu. Taip, tai bendrai pietums pas mus gaunasi, nežinau ar matosi, 897 kalorijos, iš kurių 80 gramų karpsų,
37 gramai riebalų ir 53 gramai baltymų. Sėdam valgyt ir tada reikia dar eit pailsėt, nes už 4 valandų pusmaratonis dar prieš tai reikia kažką lengvai užkasti, kad jėgų būtų. Ir dar, ką norėjau paminėti, jeigu labai traukia jūs ant saldumynų, pamėginkit nusipirkti chromo ir pagerti. Žinau, kad daug kam padeda. Ką jau tenais labai traukia ant šokoladų, visokių saldumynų ir obuoliai ar mangai nepadeda, tai nusipirkit, pagerkit chromą, turėtų padėti. Kam esu rekomendavęs, tas davė gerą feedbacką. Paskutinis dalykas, manau, kad irgi visiems yra įdomu ir svarbu, kokius papildus vartoju. Tai jeigu bendrai paėmus, tai geriu papildomai baltymus, kretino monohidratą ir visada omega-3 žuvų taukus. Visa kita geriu pagal tai, kas pasidarius kraujo tyrimus pas mane ko trūksta. Tai labai linkiu ir jums tai pasidaryti ir gerti papildus pagal ko jums trūksta. Ne tai, ką jums draugė pasakė, ne tai, ką jums draugas pasakė, ne tai, ką jūs internete išgirdot, bet visada žiūrėkit, ko jums trūksta jūsų organizmui. Nes kiekvienas esam labai individualus ir jeigu kažkas išgirdot, kad tą geria, nebūtinai, kad jums irgi to reikia. Tai va. Tai mano visi papildai va tai va atrodo. Ne visi, čia yra tie, kurių man reikia šiaip. Žuvų taukai, biotinas plaukams, karotenas, Q10, pastiprint širdžiai ir matos. Jau kaip mėnesis. Čia įdomus dalykas. Viena klinika pasiūlė dalyvauti mokslinėme tyrime, kurio metu, vartojant tam tikrus papildus, norim pažiūrėti, ar galima laikantis viso gyvenimo būdo, mano, gerai miegant, aktyviai sportuojant, nevartojant alkoholio, laikantis režimo ir disciplinos, valgant gerą, sveiką, gyvą maistą, ar galima sustabdyti biologinio senėjimo procesą. Gerai, tai važiuojam Bolte, pakeliui į kliniką, kur darysiu testus, apie kuriuos papasakosiu tenais, arba gal daktarai papasakos, net nežinau, kokia bus sistema, nes tokio dalyko nesu daręs. Ir šiaip bendrai, ir filmavęs, nieks nepraleidžia. Bet aš, pavyzdžiui, visada visus praleidžiu. Pasidarysim kraują ir tada žiūrėsim. Ten tikiuosi daktarė papasakos viską išsamiau, ką mes kaip ten darom, tada pasidalinsiu su jumis. Manau, kad jums bus įdomu, nes dabar ta visa ilga amžiškumo tema yra tikrai aktualu. Tai vat pažiūrėsim, kaip galima dar pakelti tą ilgaamžiškumo dalyką į kitą lygį. Bus įdomu. Taip, tai atvykau į, čia kaip vadinasi, kaip tyrimas? Klinikinis tyrimas. Klinikinį tyrimą, Taip. Kuris bus, gal galėtumėt papasakoti tada. Taip, Tomai, tai jūs šiandien pradedate dalyvauti klinikinėme tyrime. Taip. Jo trukmė yra 3 mėnesiai. Jūs esate tyriamųjų grupėje, kuri vartos maisto papildus, kita grupė nevartos. Visi tyriamieji bus ištirti vienodai. Bus paimti kraujo ir seilių mėginiai. Jūs naudosite maisto papildus tokius kaip NAD, resveratrolis, quercetinas, berberinas, fisetinas. Ir štai yra jūsų visa dėžutė mėnesio maisto papildų. Supratau, tai čia visas šitas yra ilgaamžiškumo. Kaip aš suprantu, kiek aš esu domėjęsis, ten ir resveratrolis, ir nadas, jisai padeda... Taip, išlaikyti aukštesnę energiją, tai yra antioksidantai, mažina jūsų uždegiminį lygį organizme, gerina jūsų bendrą savijutą. Taip, bet vis tiek, reikia šitą dalyką pasakyti, kad jeigu tu gyveni prastą gyvenimo būdą, tai tau šitie dalykai nepadės. Čia turi būti, aš manau, vis tiek viskas suderinta su geru miegu, su geru maistu kokybišku ir be alkoholio. Labai teisingas pastebėjimas. Iš tikrųjų, kai sumuojate gerus dalykus, tokius kaip geras miegas, sveikas gyvenimo būdas ir dar maisto papildai, jūs gaunate visiškai pilną puikų komplektą ilgaamžiškumui. Teisingai. Supratau. Taip, dabar turime tik supildyti popierinę dalį ir važiuojam. Geriu nadą, tada fisetiną, tada resveratrolį
tada kvercetina ir berberina. Tai žodžiu, prieš tyrimą pasidarėm kraujo tyrimus, genetinį, epigenetinį tyrimą ir po 3 mėnesių greičiausiai vėl tai pasidarysim ir pažiūrėsim, ar šitie papildai laikantis sveiko gyvenimo būdo, tokio režimo disciplinos, kuriame gyvenu dabar aš, gali padėti stabdyti biologinio senėjimo procesą. Man pačiam irgi labai įdomu, kas iš to gausis, pažiūrėsim. Tai manau ir jums bus įdomu, tai būtinai šito dalyko pasidalinsiu ir su jumis. Bet čia dar užtruks, čia greičiausiai bus kažkur jau rugpjūčio pradžia. Nežinau, kiek kam tai bus aktualu, bet parodysiu, ką gauna dalyvis, dalyvaujantis Vilniaus pusmaratonį, bėgantis pusę maratono. Taip, tai žinoma dalyvio numeris. Skubam, nes šiek tiek jau 4 valandas, 5 reikia būti prie starto, tai reikia paskubėti. Miegui kažkas, tabletės, Ice Power, Cold Gel, po pasitepti gal jeigu, tada košė. Irgi prieš želiukas, bet jį gal ir panaudosim bėgant. Bet šiaip, nežinau, aš kaip nežadu greitai bėgti, o tiesiog noriu sudalyvauti, tai man gal net užteks būti tiesiog pavalgius per daug ir nevalgysiu bėgimo metu. Tada batonėlis, kurį, manau, irgi galima bus pasiimti. Vazelinas. Tada nuolaida vienoje iš bėgimo parduotuvų, jeigu kažkam reikia, parašykit į privatą, atiduosiu. Ir dar vieną nuolaidą. Tai va, tai plius minus va tą gauni dalyvaujant. Aišku, jeigu dabėgsi, tai gausi, manau, nemanau, bet gausi ir medalį. Aš bėgu, kad nubėgti, nebėgu jokiam rezultatui. Tai, nežinau, kažkokio ypatingo pasiruošimo tikrai nedariau. Pas mane yra pakankamai gera forma, kad aš jos po paskutinių savo triatlono varžybų tiesiog formą savo nepaleidau ir pastoviai bėgioju, pastoviai minu. Tai man nubėgti pusę maratono distanciją nesudaro problemų. Gal jeigu reiktų greit bėgti, tai gal būtų sunkiau, bet tiesiog prabėgti tai ir gerai praleisti laiką, sudalyvauti šventėje, tikrai sunkumų nesudarys. tą einam daryti. Reikia dabar apsirengti, keletą sluoksnių rengsiuos, todėl kad lauke dėja, bet oras mūsų nelepina. 9 laipsniai rodo, kad 50% tikimybė, kad bus lietus. Tai reikia pasiruošti, nes esu bėgęs vienam maratone prie +5 laipsnių lietaus ir vėjo. Tada dar buvau svogunčiukas. Nežinau, kaip pasiruošti, buvau apsirengęs medvilniniais rūbais, tai ir sulyja, ir suputė, ir tos 5 valandas bėgimo maratone buvo kančia, kurią prisimenu taip kaip vakar. Taip kad gerai, einam rengtis ir judam į bėgimą. Taip, tai pirmas sluoksnis yra, žinoma, koinės, tada timpos. Nežeminės, nes yra hiperwarm ir yra paprastas, tai deduosi paprastas. Tada, jeigu nežinau, čia matosi, čia yra pulsometras ir tada kompresinė ilga tokia maikė. Antras sluoksnis - šortai, maikutė. Aš jau esu pasimokęs. Geriau, kad būtų šilčiau negu šalčiau, jeigu ką bus gali nusirinkti. Bet kai pasidaro bėgime šalta ir tu negali sušilti, tai tas bėgimas tampa jau dviguba kančia. Tai va, tai maikutį irgi užsidėjau šiek tiek storesnė. Ir trečias sluoksnis dar vėjinukė ir jau aišku kėdai. Per balas aišku bėgti ir per lietų balti gal ne pats geriausias pasirinkimas, bet šiandien jau bus toks vat. Setas bėgimui. Tai va, viskas. Laikrodis. Gerai, kad prisiminiau laikrodį. Dar neparodžiau,
kokius aksesuarus papildomai naudoju. Tai turiu tokį diržą, į kurį įsidedu telefoną ir ausinukus, bet ausinukų nesiemu. Čia op, jisai prisispaudžia ir tarkim ausinukai cink, užsispaudžia, bėgi. Taip, tada numeris, kuris dedasi štai taip. Tada naudoju Garmin 265S, mažiukas, lengvas. Jisai ir eina ant rankos. Geras. 4-2 laikas. 4-2. Tai va, ir viskas. Va dabar yra pilnas setas. Pilnas setas. Dar tik tais dabar yra pilnas setas. Bet šitas irgi, jisai yra labai plonas. Tai jeigu ausinukų nesiemu, todėl kad jeigu bus karšta labai, tai aš jį galėsiu į tą savo susidėti. Va. Opa, va. Viskas, liko tik bėgti. Na ką tik po bėgimo. Labai gerai praleidau laiką. Dėkui Artūrui, kad neleido tinginiauti ir palaikė gerą bėgimo tempą. Labai gerai prasibėgo. Greitai laikas prabėgo. Bet dabar yra visas mintis, ką galima skanaus sau leisti suvalgyti. Nes kalorijų yra sudegintina nemažai. Kokios, dar nežiūrėjau tiksliai, bet manau 1500 drąsiai. Tai jau per vieną mylą, kad štuką 500 suvalgyti, tai jau opcijų atsiveria daug, švelniai tariant. Nu ką, grįžau namo, dienelis šiandien aišku ilgumo, tai belio kokio. Bėgimas praėjo tikrai gerai prasibėgom, net nemačiau, pagerinau savo rekordą net pusmaratonio, kas mane lengvai nustebino, nes penktadienį dariau kojas, tai šiandien labai jautėsi, bet reiškia dar parako kažkiek turiu. Dabar, žinoma, reikia nusipraust, nes dar visas šlapias. Ir kažką suvalgyti, gaminti. Pasirinkimai yra daug, bet greičiausiai kažką namuose pats gaminsiu. Niekur neužsisakysi taip, kaip pats nori. Nežinau kodėl, šiais metais aš nežinau, gal ir praeitais metais, net neprisimenu. Maratonas, pusmaratonis vyksta antros dienos pusė. Tai tarkim startas 6:30, tai pabaiga buvo 7:30, kol dasigavau namo, tarkim 8, nusiprausiau, prasitempiau, tai dabar yra 8:30. Ir aišku, valgyt noriu nežmoniškai, bet kad jau ir miegot reikia eiti neužilgo. Tai va tokia yra dilema. Reikia kažką užvalgyt, bet daug negali prisivalgyt. Todėl, kad prastai miegosiu. Nežinau, aišku, kodėl jie sugalvojo. Vakare daryti galėtų per pietus, dar kažkaip čia link vakaro tą bėgimą sugalvoti. Tikrai reikia baltymų. Tai suvalgysiu daugiau jogurto su šilauogėm. Ir tada žiūrėsiu, ar kažką skanaus. Šiandien dar norėsis, ar jau tada paliksiu kitai dienai. Sekmadienį gal. Bet ir šiandien labai norėtųsi kokią pizzą, bet ir nežinau, ką daryti. Norisi gerai pailsėti po tokio bėgimo.
Nu, žodžiu, o dabar judam su graikišku jogurtu su šilauogėm. Ir paskui pažiūrėsim. Aišku, graikiško jogurto normaliai užvarysiu. Šiaip visada valgau 400, bet manau suvalgysiu 800. Nes valgyti, sakau, labai noriu. O baltymų reikia irgi parinkti, nes esu ir po gero krūvio. Ir šiaip šiandien tik valgiau normaliai. Tai tik tais 2 kartus. Ir beje, parodysiu, ką laikau savo šaldytuve. Ką galima visada rasti pas mane šaldytuve. Tai visada galima rasti čia kiaušiniai, tada sūris, parmezanas, skirtingų rūšių. Rodau kitą pusę, kad nereklamuot nieko. Tada yra toksai sūris. Toksai yra sūris. Jisai man atstoja kaip, alio, ar reikia dabar žaisti jums? Nemiau. Pailčais biški vėliau. Dabar matai, kad mes, darom įrašą. Tai šitas sūris atperka man kaip proteininius batonėlius. Jisai 100 gramų turi 350 kalorijų, 20 gramų riebalų, 14 gramų angliavandenių, tik 2 gramus cukraus ir 38 gramus baltymų. Taip, kad nepirkit savo tų proteininių batonėlių perdirbtų su pusė Mendelejevo lentelės. Alio, kur yra pridėta, ant tiek perdirbtas yra tas batonėlis, kad, ta prasme, neįmanoma jo valgyti. Tada feta į salotas visada dedu. Tada kimči labai mėgstu. Tada marinuoti agurkai, bet turi būti visiškai be cukraus. Be nieko. Tada matosi graikiškas jogurtas ir sezonas labai mėgstu, kai būna žirneliai. Irgi geras baltymų šaltinis. Ir žinoma krenai, dar su kiaušiniais labai gerai eina, bet irgi be cukraus naminiai. Nes labai rekomenduoju žiūrėti etiketės, nes dabar visur deda cukraus. Cukraus jums ir taip gaunate iš visur belekiek, tai stenkitės jo valgyti kiek įmanoma mažiau. Tada, ką dar turim? Tada turim salotų visą maišą užrištą. Tada čia daržovių stalčius pas mane, matosi. Čia daržovės. Aš tiesiog žiūriu į telefoną, nes žiūriu, kas kameroj. Ir tada, jeigu mes pasilenksim dar žemiau, čia yra vaisiai. Arbūzas. Arbūzas karštą vasaros dieną su fetos sūriu. Ir skanu, ir baltymų. Ir, aišku, labai mėgstu mangus. Mangui visada. Nusipirki, porą dienų pastovi, kol sunoksta, į šaldytuvą ir irgi. Karštą vasaros dieną atgaivina labai gerai. Tai tokia šaldytuvo lengva revizija. Noriu jums parodyti vieną dalyką. Nežinau, kaip kas plaunat vaisius, taip? Tarkim. Bet jūs greičiausiai žinot, kad visus vaisius padengia vašku, kad jie ilgiau stovėtų. Tai tarkim, aš uogas labai gerai plaunu ir noriu jums parodyti vieną dalyką. Tarkim, čia yra uogos, ne? Ir užpili verdančio vandens. Ir matot? Vaškas kaip nueina. Kas nors tai plaunat? Su viena ranka sunku. Bet esmę supratot. Nežinau, ar daug kas žmonių atkreipia į tai dėmesį ir kas tai plauna vaisius, bet visi vaisiai yra labai padengti vašku. Kiti nežinau. Kiti ne tai, kad nežinau, bet žinau, kad purškia kažkuo, kad nuimti nuo daržovių, nuo vaisių ir nuo uogų ar vašką, ar dar kažką. Bet man atrodo nesąmonė. Ant kažko puršti kažkokią chemiją, kad nuimti kažką nuo to. Aš žinau, kad kiti soda, verdantį vandenį ir nuvalo. Aš sodos kol kas nenaudoju, bet žinau, kad būtų irgi geras dalykas. Bet man atrodo, kad pilnai užtenka ir kelis kartus aš užpilinėju verdančio vandens ir tas sluoksnis vaško visiškai nueina. Ir uogos būna visai kitos spalvos. Tai kaip aš jas baigsiu nuplaukti, aš jums parodysiu. Kaip tu tik tais perki jos tokios
balsvos šiek tiek būna. Kaip jas normaliai nuplauni, jos būna kitos spalvos. Parodysiu. Nuploviau jas kelis kartus ir jos tapo juodos. Kitos net gal šiek tiek bordinės tapo. O šiaip dauguma jos valgo iš vis, sakau, su vašku. Nežinau, jis gal nekenksmingas, bet man tai, nežinau, nekyla noro ją valgyti. Tai aš visada gerai nuplaunu ir daržovės, ir vaisius, ir salotas. Tai žodžiu, va taip atrodo mano bliūdas graikiško jogurto su šilauogėm. Bet, kaip ir minėjau, jums nereikia kartoti valgyti tokių arkliškų dozių, ką aš valgau. Aš tiesiog, sakau, dar kartą pabrėžiu, dalinuosi, ką aš darau, kas nebūtinai yra teisinga. Jūs pasitarkit su specialistais, su savo dietologais, su treneriais, su visais, ko norit. Aš darau, todėl, kad aš taip darau. Nereikia tikrai kartoti ir valgyti tokiom arkliškom dozėm visko. Iškart tiesiog dar kartelį noriu pabrėžti, kad paskui nebūtų, kad šie žmonės persivalgo, nusinuodija ar dar kažkas. Plus aš nevalgau žuvies ir nevalgau mėsos. Tai man baltymus surinkti yra šiek tiek sunkiau. Tai va, todėl ir valgau daugiau kiaušinių, pieno produktų, pupelių visokių ir viso kito. Tai va. Tai iš viso vakarieniai for a dinner turim 611 kalorijų, 43 gramus angliavandenių, 16 gramų riebalų ir 73 gramus baltymų. Tai va. Tokią vakarienę šitą suvalgau ir tada žiūriu, ar dar valgyt, ar daugiau nebevalgyt, nes ant nakties nesinori daugiau valgyt, geriau įsimiegot, bet ir tai čia virškins irgi normaliai. Bet baltymai, reikia atsistatymui. Skanaus man. Na ką, pavakariniavau, patrauk tikrai ant poilsio, jau ir 10 valandų. Miego režimas, cirkadinis ritmas pradeda veikti, tai šiandien tikrai daug visko nuveikėm, daug visko papasakau, daug visko parodžiau, bet noriu paminėti tai tik tais pradžia. Visos kelionės, toliau tik tais kontentas augs, įdomės ir jeigu galite parašyti, ką norėtumėte daugiau matyti, tai tikrai būčiau dėkingas. O taip tai padėkite kanalui augti, prenumeruokite, laikinkite ir iki greito.